Manau, kad galima pradėti tada jau. Taip. Informuoju visus, kad šitas pokalbis, sakau, projektinių pasiūlymų pristatymas yra įrašomas ir bus viešai prieinamas ir bus paskelbiamas info statyboje tiek savivaldybės informacinėme puslapyje ar kitoj medijai, kurį galės peržiūrėti visi. Prašau nesikeikti ir elgtis adekvačiai. Šiandien noriu pristatyti projektinius pasiūlymus pramonės ir sandėliavimo pastatų paskirties grupės, gamybos ir pramonės paskirties pastato, pramonės gatvė 33 Klaipėdoje statybos projektinius pasiūlymus. Aš esu architektas ir projekto vadovas Donatas Laucius. Šiandien dalyvauja, aš būsiu šio pristatymo pirmininkas, taip pat dalyvauja kolega Vilmantas Bavarskis, kuris sekretariaus šiam pristatymui. O taip pat yra prisijungęs užsakovo atstovas, UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovė, atstovas Mindaugas Brulius. Spalio 2025 m. spalio 2 dieną buvo pateiktas prašymas savivaldybėje paviešinti minėtus projektinius pasiūlymus. Savivaldybė prašymą išnagrinėjo ir priėmė jį. Taigi savivaldybės puslapyje buvo paviešintas pranešimas apie numatomą pramonės pastato pramonės gatvė 33 Klaipėdos statybos projektinius pasiūlymus. Taip pat buvo išsiųsti tą pačią dieną registruoti laiškai aplinkinių sklypų savininkams bei naudotojams. Registruotus laiškus pateiksiu vėliau ataskaitoje. Taip pat užsakovas 3 dienų bėgyje po pranešimo paskelbimo pakabino ant sklypo ribos informacinį stendą. Stendo nuotraukos taip pat bus pridėtos prie šių projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaitų. Taigi taip, trumpa informacija. Projekto užsakovas yra UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdybos bendrovė, projektuotojas UAB LES projektų valdymas, direktorius Darius Juozapavičius. Aš esu projektų vadovas ir architektas Donatas Laucius, o architektas taip pat dalyvauja Vilmantas Bavarskis. Projektuojamas vienas pramonės paskirties pastatas, pramonės gatvė 33 Klaipėdoje. Pramonės paskirties pastato statinio kategorija yra ypatingasis statinys. Paskirtis, gamybos pramonės paskirtis, projekto parengimo metai šie 2025 metai. Taip, trumpai apie pastato bendruosius statinių rodiklius. Sklypo plotas yra 17 726 kvadratiniai metrai. Sklypo užstatytas plotas yra 15 707 kvadratiniai metrai. Tame tarpe, reiškia, yra inžineriniai statiniai, tai yra plokšti horizontalūs, tiek pats pastatas užima šitą plotą. Sklypo užstatymo intensyvumas yra 52, užstatymo tankis 48. Apželdinta sklypo dalis yra 14,4%. Pastato paskirties rodikliai. Gamybos ir pramonės paskirties pastate planuojamas iki 200 žmonių kiekis, o pagrindinis pastatas nėra skirstomas į atskirus korpusus, jis yra projektuojamas kaip vienas vientisas statinys ir neturintis priklausinių. Bendras pastato plotas yra 9273,38 kvadratinio metro, pagrindinis pastato plotas yra 8500 kvadratinių metrų. Pastato aukštis yra 11,66 metro, o aukštų skaičius yra 1 ir dalyje pastato yra numatomos, administracinėje dalyje pastato numatomos antresolijos, apie kurios paminėsiu pereindamas pastato aukštus.
energetinio naudingumo klasė A++, akustinio komforto klasė C. Taip pat yra dar projektuojami kiti statiniai, tai čia jų visų nevardinsiu, tai yra projektuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, buitinių surinkimo aikštelės, pravažiavimo takai, prieigos ir visa kita infrastruktūra reikalinga pastato eksploatuoti. Taip, galim toliau eiti. Bendrieji duomenys yra sklypas valdomas yra nuomos teisė, sklypas yra žemės sklypas priklauso Lietuvos Respublikai, užsakovas Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdybos bendrovė sudariusi valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį. Sutartis pridėdama irgi bendrosios prie bendrosios dalies prie papildomų dokumentų. Vakarinėje sklypo dalyje ribojasi su pramonės gatve. Šiaurinėje sklypo dalyje yra pramonės 31 sklypas, kuris prieš keletą mėnesių baigta statybos darbai ir yra priduoti gamybos paskirties pastatai. Rytinėje sklypo dalyje yra pratinkantis upelis melioruotas, o pietinėje sklypo dalyje yra numatyta projektinė gatvė. Projektinė gatvė rengiama atskirų projektų. Tai ištrauka iš bendrojo plano sprendinių. Teritorijoje parengtas ir galiojantis yra nuo 2005 metų yra galiojantis pramonės parko teritorijos tarp Vilniaus Plento kelio Palanga Šilutė, Lipkių gatvės ir geležinkelio detalusis planas. Rengiant projektinius pasiūlymus buvo UAB Projekt 28 projekto vadovė Sandra Kazlauskienė parengusi minėtos sklypo užstatymo zonos ir tinkliuko korektūro detaliojo plano lygmenį. Taip, sprendiniai numatyti ir suprojektuoti šiais projektiniais pasiūlymais atitinka teritorijų planavimo dokumentus. Taip, toliau ką verta paminėti, kad yra užsakyta topografinis planas, parengtas ir suderintas, sprendiniai yra projektuojami ant parengto topografinio plano. Taip pat atlikta yra geologija, išgręžti gręžiniai, rengiant konkrečiai hidrogeologinius. Etapiškumas, kaip ir minėjau, nenumatomas, čia atskirai patalpos, jos yra numatytos atskiros patalpos, tačiau pastatas neskaidomas į atskirus korpusus ir atskiras dalis, nebus registruojamas kažkokiais tai atskirais turtiniais vienetais. Taip, čia išvardintas statinių sąrašas. Taip, patekimas į sklypą yra numatytas iš pramonės gatvės pusės per ankstesnių projektų suprojektuotą įvažą. Ankstesnių projektų, tai yra pramonės 31, yra suprojektuota ir šiuo metu įrengta įvaža nuo pramonės gatvės. Dalis sprendinių bus pritaikoma šiam projektui tenkinti. Parinkta pastato altitudė nuo jūros lygio yra 14,20, pastato aukštis projektuojamas 11,66. Pats pastatas yra projektuojamas paprastos planinės formos, be kažkokių išraiškingų elementų, bus numatoma konstruktyvas, aiškus kolonų žingsnis, pastato apdailai naudojami lakoniški elementai, idėja reiškia atspindi, kaip sakyti, urbanistinį kontekstą, bei atliepia užsakovo techninį užduotį. Čia apačioje fasadų bus dalinami, pagrindiniai fasadai yra administracinės pastatų dalis, bus dalinamos
atsižvelgiant į patalpų išdėstymą, fasados numatoma naudoti fasadinės lamelės, aliuminio stiklo konstrukcijas. Automobilių stovėjimo vietos. Šiuo projektu suprojektuotos 107 automobilių stovėjimo vietos, tai atliepia, reiškia, planinę struktūrą ir poreikį tiek, kiek reikia automobilių. Taip pat yra suprojektuotos 22 vietos elektroautomobiliams. Taip pat iš vakarinės sklypo dalyje numatytų šalia patekimų į pastatą suprojektuoti dviračių stovėjimo vietos. Iš viso numatytos 24 tiksliau suprojektuotos paspirtukų ir dviračių stovėjimo vietos. Poreikis yra 21. Taip, visos prieigos bei pats pastato sprendiniai yra suprojektuoti taip, kad atitiktų žmonių su negalia poreikius. Numatytos 3B tipo vietos ir 1A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta. Prieimai, prieigos, taip pat visi slenkščiai bei durys pritaikytos, reiškia, neįgaliesiems. Sklypas apželdinamas, jo apželdintos dalies plotas yra 2020 kvadratinių metrų, tai sudaro 11,5 beveik procentų nuo sklypo ploto. Inžinerinių tinklų, susisiekimo, komunikacijų, tai kaip ir minėjau, reiškia, patekimas yra numatytas nuo Pramonės gatvės anksčiau suprojektuotų projektų. Ką verta dar paminėti, galbūt tada, kad buitinių konteinerių sprendiniai irgi yra sprendžiami sklype, visas parkavimas, visos irgi numatomas sklypo ribose. O su inžineriniai tinklai, kadangi yra Pramonės gatvė, yra išvystyta teritorija, reiškia, visi inžineriniai tinklai pasiekiami ir bus pajungiami nuo esamų Pramonės gatvėje inžinerinių tinklų ir inžinerinių sistemų. Čia statybos darbų numatomas atlikas. Pastato šilumos perdavimo koeficientai energetinio naudingumo klasė, suprojektuota A++. Kadangi, reiškia, sandwich panelių konstrukcija bus apsiuvama sandwich paneliais, tai tikrai ją pasieksim. Gaisrinė sauga. Atskirai bus, reiškia, parengta gaisrinės saugos dalis, bus teikiama kartu su kitomis projekto dalimis projekto derinant. Pastatams. Trumpai tiek. Tai gal tada pakomentuosiu trumpai pačius brėžinius. Kaip ir minėjau, yra pastatas projektuojamas prie Pramonės gatvės. Reiškia, įvažiuojamas yra šiaurės vakarų kryptyje, ankstesnių projektų įrengtas įvažiavimas. Pravažiavimas ir apsisukimas aikštelė. Ateinančių projektų numatoma įrengti pietinėje sklypo dalyje projektuojama gatvė. Šiuo metu atskirų projektų rengiamas yra gatvės projektas. Ateityje, esant galimybei, bus prisijungiama prie būtent šitų gatvės sprendinių. Šiuo metu numatomas vienintelis įvažiavimas esantis šiaurės vakarų dalyje nuo Pramonės gatvės pusės. Parkavimas numatytas tiek šiaurinėje dalyje, tiek rytinėje, tiek dalis dar ir pietinėje sklypo dalyje. Pagrindiniai įvažiavimai ir sunkiojo transporto aikštelė yra apie pietrytinėje sklypo dalyje. Pagrindiniai patekimai į administracinės patalpas numatyti, reiškia, nuo šiaurinėje sklypo dalyje esančios parkavimo automobilių stovėjimo aikštelės. Ten pat yra ir įrengtos neįgaliųjų stovėjimo vietos bei dviračių stovėjimo vietos palei fasadą. Raudonai pažymėta detaliojo plano korektūros metu nustatyta statybos zona, tai mes į ją patenkame su statiniais. Dangos. Numatoma prisijungti prie esamų dangų šiaurės vakarų kryptyje, tai
projektuojamos trinkelių danga, betono trinkelių danga 8 cm, aplink pastatus, prieigos visos ir taip pat apvažiavimai ir automobilio stovėjimo aikštelės. Želdynai yra suprojektuoti tiek šiandien, tiek nuo vakarinėje sklypo dalyje esančio tarpo tarp pastato ir pramonės gatvės. Želdynų stengiamės, gavę savivaldybės pastabą, reiškia, stengiamės sugrupuoti ir juos rodyti, reiškia, projektuoti didesnėmis grupėmis, kad galėtų augti didesni medžiai ir atitiktų, reiškia, savivaldybės keliamas lūkesčius. Yra projektuojami tripakopiai želdynai, tai reiškia žolė, krūmai ir medžiai. Taip, vertikalinis sklypo planas. Nesigilinsiu. Suvestinis inžinerinių tinklų planas, tai kaip ir minėjau, reiškia, nuo pramonės gatvės numatoma pasijungti tinklus, lietaus išvalytus tinklus ir surinktus savame sklype, reiškia, numatoma išleisti į rytinėje sklypo dalyje esantį kanalą. Taip, taip. Planinė struktūra. Pastatas aiškios stačiakampio formos, šiaurinėje sklypo dalyje numatytos administracinės patalpos, jos yra vieno aukšto su antresolė, o gamybinės patalpos yra, reiškia, likusi pastato dalis pažymėta geltonai. Skaidoma į atskiras 4 patalpas. Taip pat atskirimi. Planuose pažymėti priešgaisrinės pertvaros ir kiti reikalavimai. Taip, tai čia antresolės planas. Antresolė yra numatyta tik tai administracinėje dalyje. Stovo planas. Fasadai derinti prie ankstesnių projektų suprojektuotų sprendinių. Pjūvint. Tai čia FlexStar 3 projektas buvo suprojektuotas šiais metais ir įgyvendintas projektas, tai kompleksiškai derinomės prie jo, tiek užstatymo liniją, tiek spalviškai, tiek architektūriškai bandėm atliepti prieš tai buvusio pastato, reiškia, architektūrą. Vizualizacijos. Tai trumpai toks pristatymas. Gal grįšiu į pačią pradžią, reiškia. Turbūt verta paminėti, kad iki šio susirinkimo, iki šio projektinių pasiūlymų pristatymo nei pastabų, nei interesantų nesulaukėme. Matyt, užsakovas turbūt gali patvirtinti irgi, kad negavo jokių pastabų ir užklausimų. Ne, negavom. Tai aš manau, kad galima fiksuoti, kad visuomenė nesuinteresuota šitais projektiniais pasiūlymais ir siūlyčiau užbaigti šį pristatymą ir protokolą tada surašysim per nustatytą terminą protokolą, siūsim užsakovui susipažinti, o likusią valandą aš tada dar lauksiu, reiškia, galbūt kažkas prisijungs iš interesantų pagal įstatymą numatytas terminas yra projektinių pasiūlymų yra 1 valanda. Tai ačiū kol kas ir sėkmės visiems.
Ar Rita Monika įrašyti? Taip, tai grįžome ir aš manau, kad galima fiksuoti projektinių pasiūlymų pristatymo pabaigą. Galima konstatuoti, kad nei duotų metu iki šio pristatymo, nei pristatymo metu, nei pastabų, nei kažkokių pasiūlymų sulaukta nebuvo. Surašę protokolą teiksime savivaldybei, projektiniams pasiūlymams pritarti. Tai ačiū visiems ir viso gero, gražios dienos.